Labukas, mano vardas Milda ir šis video bus apie siuvinėjimą ir papasakosiu aišku apie tai, ką aš siuvinėjau per mėnesį, nes čia bus apie Liepos mėnesio siuvinėjimus, kažkiek apie rugpjūčio. Taip pat papasakosiu apie susitikimą Vilainiuose ir būtent filmuoti nusprendžiau po susitikimo Vilainiuose, kadangi čia buvo Liepos 20, man atrodo, jo. Liepos 20 vyko siuvinėtojų susitikimas Vilainiuose, tai yra, anksčiau būdavo iš tikrųjų kasmetinis dalykas, mes turėjom forumą, kuriame ten siuvinėdavom, dalindavomės nuotraukomis ir panašiai. Ir kiekvienais metais būdavo susitikimas ir aš kai dalyvaudavau, aš filmuodavau ir keldavau pagrindinę darbų video į internetinę erdvę. Ir kadangi šį kartą aš vėl filmavau, po 5 metų pertraukos buvo susitikimas, aš vėl filmavau, tai aš nusprendžiau padaryti video įkeltą YouTube. Ir kadangi reikėjo išsiaiškinti, kaip tą padaryti, tai nusprendžiau, kad gal visai nieko būtų vėl pradėti filmuoti reguliarius video. Aišku, šiandien yra ne rugpjūčio 1, o jau rugpjūčio 7. Ir kai kurie projektai jau yra pajudinti po jau rugpjūčio mėnesį, tai prašom nepykti. O čia yra mano pirmas Liepos toks mini projektas. Tai čia yra Liepos 4 pradėtas ir pabaigtas Liepos 8. Yra drugelis. Čia yra Crafty Kids rinkinys, tai čia yra iš Didžiosios Britanijos, man atrodo, ir čia yra senas labai rinkinys, nes buvo šitam rinkinyje ir siūlai, ir adata, ir viskas, ir buvo dar kaip pabaigtai atvirukas toksai, bet aš jo nenaudosiu. Ir ta adata buvo rinkinys surūdijusiam, yra tas toks. Tai aš adatą išmečiau, o šiaip pats rinkinys viskas tvarkoje buvo, aš siuvinėjau, labai smagiai siuvinėjęs, aišku, buvo gana sudėtinga schema, nes drugelis mažas, čia va parodysiu instrukcijoje, buvo ir 3/4 kryželių, ir tokių kryželių, ir backstitcho, ir french notų, žodžiu, mažytis, bet tikrai buvo ką veikti ir aš su juo užbraukiau Liepos mėnesio bingo lentelę. Ne lentelę, langelį vieną. Tai žodžiu, jisai atrodo pakankamai mažas, bet iš tikrųjų čia buvo daugiau negu 500 kryžiukų. Aš šiaip sagos nenaudoju, skaičiuoju rankom, tai žodžiu, tai dar atrodo daugiau dalykų, bet man visai gerai išeina, tai žodžiu, dėl to sakau, kad buvo daugiau negu 500, dėl to, kad realiai skaičiavau iki 500, o paskui jau nebeskaičiavau. Žodžiu, atrodo mažytis darbas, bet iš tikrųjų darbo čia buvo tikrai nemažai. Ir kitas dalykas, aš kadangi mažai siuvinėjau, tai man truko netgi kelias dienas, nes kartais būna, kaip ir visiems būna, kad prisėdi, ten 3-4 valandas būna, kad prisėdi vos ne 5 minutėm. Tai va, spalvų šitas rinkinukas turėjo 8, siuvinėjusi smagiai iš tikrųjų ir rezultatas tikrai gražus. Kitas projektas, kurį judinu, yra šitas. Aš jį pradėjau sausio 5 dieną ir aišku planas buvo, kad čia greitai išsiuvinėsiu, čia sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, čia per pavasarį tikrai pabaigsiu, bet kol kas rezultatas yra toks.
Ir žodžiu, man atrodo, sausį aš jį siuvinėjau 2 raides. Ir po to ten kraustymas, ten buvo daug reikalų, žodžiu, ir šį mėnesį aš siuvinėjau čia 500 kryžiukų. Tiksliau, ne šį praeitą mėnesį. Tai čia pabaigiau E raidę, pradėjau lietsargį. Tai žodžiu, čia dar yra, pusė yra čia kažkur. Čia dar yra gana nemažai tų kryželių likę. Aišku, jeigu taip prisėšiu, tai rimtai per mėnesį, beveik baigčiau iš tikrųjų. Bet mano prioritetai kol kas yra siuvinėti sodą. Ir dar turiu kažkokių kitų planų. Tai, žodžiu, šitas lieka biškį apleistas. Iš šito, būtent šito sezoninių tų, tai realiai aš turiu visus 4 ir esu pabaigus winter, tai yra žiema. Dar yra be pavasario, yra vasara ir ruduo. Tai juos irgi norėčiau išsiuvinėti ir aišku turiu jau kur juos pasidėti, tai žodžiu, planas yra, ką su jais veikti, tai žodžiu reikia rasti tik tais laiko. Toliau. Kitas yra šitas projektas. Šitas projektas iš tikrųjų yra pradėtas labai seniai, 2016 metų sausio 27. Netgi susiradau užrašus. Kažkada, kai pradėjau siuvinėti vėl, realiai, kai aš pradėjau vėl siuvinėti, tai čia buvo šitas medis, čia biškai to takelio, šitie krūmukai 2 ir šitas ratas pradėtas. Ir aš rimtai pradėjau siuvinėti pernai metų rugpjūtį, man atrodo, pradėjau vėl siuvinėti. Tai žodžiu, dabar turim visus šituos čia. Ir šiuo metu esu čia. Pusė yra čia kažkur. Tai žodžiu, čia yra įpusėtas jau gerokai virš pusės. 4 lapas yra čia kažkur. Tai žodžiu, čia yra dar likę keli dygsniukai ir bus 4 lapas baigtas. O čia yra 5. Ir jau esu įlipusi 6. Nes aš dažniausiai mėgstu siuvinėti tiesiog motyvais, tokiais gabaliukais. Ir šį mėnesį čia išsiuvinėjau 2600 kažkas kryžiukų. Tai jeigu nesumeluosiu, tai yra čia visas tas vanduo, čia tas debesėlis ir šitie 2 veikėjai. O šitas gabaliukas jau yra rugpjūčio. Tai žodžiu, šiaip siuvinėjasi smagiai, aš aišku keičiu kai kurios dalykus. Pavyzdžiui, undinėlės originaliai yra plaukų spalva, akių spalva, žandukai, o realiai oda, čia viskas yra pakeista. Pirato keičiau švarkelį. Ir odos spalva, originali odos spalva visų veikėjų yra šita, kuri man tokia labai išbalusi. Tai žodžiu, nusprendžiau, kad noriu biškį įvairovės ir žodžiu, mano veikėjai biškį kitokie yra. Aišku, keičiu ir kitus dalykus, kaip pavyzdžiui, čia va princas vienodesnės spalvos drabužiuose, paskui įdėjau metaliką karūnose. Žodžiu, užsiemu kūrybą. Aišku, ne visi sutiktų, kad čia taip galima, bet tai mano projektas, kas man uždraus. Tai va, tiek darbų. Jūs
galim palikti čia, jums pasigrožėt. Tiek darbų šį mėnesį, iš viso aš siuvinėjau apie 3500 gal kryžiukų. Tai nėra daug, iš tikrųjų, mano tempais tai pakankamai gerai, nes praėję 2 mėnesiai buvo gana tuštokai, iš viso gal kokie 700 kryžiukų per 2 mėnesius, nes mes kraustėmės ir buvo visokių ten tų kitokių reikalų. Tai žodžiu, rugpjūtį, rugsėjį šiaip žadu atsigriebti ir pradėti daugiau siuvinėti, nes, kaip sakant, vis tiek kraustymas į pabaigą. Reikalų yra, bet jų mažiau ir, žodžiu, ir kitas dalykas prasideda rudeninis bingo ir visokių kitų smagių dalykų. Tai, žodžiu, turiu, aišku, planų ir vienas iš planų yra pradėti naują darbą. Aš iš tikrųjų jį planavau pradėti kalėdiniam bingo pernai metais, bet tiesiog nespėjau. Tai va, planuoju pradėti šitokį briolio rinkinį. Čia yra Gingerbread Tale, nesimato pavadinimo. Šitas. Tai va, šitokį rinkinį planuoju pradėti, jau pasirašiau medžiagą ir taip atrodo. Nežinau, kuris teisingai, šitaip gal teisingai būtų. Siūlų yra nemažai, 21 spalva, juodos nėra. Tai žodžiu, čia yra planas pradėti rugpjūtį ir šiaip sugalvojau, kad kadangi lapkritį mano gimtadienis yra, sugalvojau save palepinti ir pradėti 4 darbus iki gimtadienio. Vienas dalykas dėl to, kad jau yra šiek tiek atsibodę tie mano nuolatiniai darbai, o kitas dalykas, kad norisi pradėti iš tikrųjų kažką naujo. Ir žodžiu, pirmasis bus šitas darbas, o kitus parodysiu vėliau iš tikrųjų. Nors šiaip aš esu iš tų žmonių, kurie plius minus siuvinėja tuos pačius darbus, nes, man tiesiog taip geriau, aš pradedu, išsiuvinėju, pabaigiu, padedu. Ir realiai aš, mano komforto lygis yra, tarkim, turėti 2, 3, max 4 darbus per mėnesį judinamus. Nes kitu atveju, tiesiog man sąžinė griaužia, kad aš ten turiu, pavyzdžiui, dabar padėjusi mirabiliją į šoną. Ir tiesiog reikia prisiversti ras laiko, išsitraukti ją. Ir aišku, kadangi ne viskas yra pabaigta, ypač mano darbo kambarį, kur aš ten norėčiau siuvinėti, tai, neturiu sąlygų išsitraukti. Kas dar? Apie susitikimą. Aišku, koks susitikimas be dovanų ir pirkinių. Šiaip iš tikrųjų susitikimo video rasite mano kanale, biškį vėlesnis jisai yra negu šitas. Tai va, kas nori pasigrožėti darbais, gali pasižiūrėti. Susitikimai iš tikrųjų buvo smagu, ten nebuvo labai daug tų siuvinėtojų, buvo apie 20. Tai iš tikrųjų gana didelė kompanija, juo labiau, kad tai nebuvo tradicinis tas laikas, praėję yra 5 metai po paskutinio, tai buvo labai smagu pažiūrėti, kas ką nuveikė, darbų be proto daug, kas matė video, tas gali patvirtinti. Šiaip labai gražių ir iš tikrųjų dažniausiai būna, kai nuvažiuoji, atrodo, kad viską apžiūri, viską pamatai ir panašiai, ir po to eini ir vėl iš naujo ir šito nemačiau, tiesiog tai yra masė darbų. Ir tikrai gražių darbų, mano tai tokie. Dabar, ką aš parsivežiau iš susitikimo. Tai žodžiu, kiekvienai dalyviai buvo dovanėlė.
tokia. Čia yra saga, iš kurios gali pasidaryti Nyderlanderį. Čia yra pelėdžiukas Nyderlanderis. Tai žodžiu, čia nuo susitikimo rengėjų. Mini dovanėlė. Paskui, aišku, žaidėm žydišką žaidimą. Tai aš laimėjau va tokį rinkinį. Man jisai gražus, aišku. Suvinėsiu aš jį, bet gamintojas yra Rusija, tai žodžiu nereklamuoju. Ir aišku, buvo rankdarbiai, parduotuvė, savininkė yra Edita. Ir žodžiu, kaip neatsispirsi, nenusipirkus kažko. Ir Milhilų, iš tikrųjų, aš turiu vieną gnomą, man labai gražus jisai buvo. Tai žodžiu, kadangi apžiūrėjau ten jos tos gėrius, iš tikrųjų jinai turėjo labai daug Milhilų, turėjo mirabilių, audinių labai didelį kiekį iš tikrųjų. Tai iš visų tų lobių aš išsirinkau šitos 2 rinkinius ir buvo dar vienas irgi ta pačia tematika, plius minus. Bet kadangi Laura norėjo, aš nusprendžiau, kad aš pasimšiu šitos 2, nes iš tikrųjų toks yra dalykas, kad kai reikia rinktis iš didesnio kiekio, tu išsirenki vieną, bet tarkim Laura norėjo ten to kito rinkinuko. Ir tada man, aš galėjau rinktis iš 3, aišku, bet aš atidaviau tą Laurai ir aš galvoju rinktis iš šitų 2, bet aš jau abiejų noriu. Galvoju ir pasiėmiau abu. Nes, jie gražus iš tikrųjų. Čia, kaip atrodo, kita pusė. Tai čia yra popierius, siūlai, karoliukai, adatos ir sagos. Viskas yra vienam rinkiniui. Tai va, tokie mano lobiai. Ir aišku, yra žvėriškai sunku pradėti filmuoti, bet aš tikrai skatinu visas merginas pradėti filmuoti bent jau tokius trumpus vlogus ar kažką panašaus. Nes realiai aš dabar filmuoju tik dėl to, kad tiesiog nebėra ką žiūrėti. Tai va. Ir Monika, laukiu tavo video. Tai tiek ir iki kito karto.